Vienintelį dalyką, ką tau reikia padaryti. Žinai, ką padaryti reikia? Tau reikia uždaryti visas duris velniui. Dabar, sakai, čia jau sunkus dalykas. Aš noriu pasakyti, kas yra atidarytos durys velniui. Atidarytos durys velniui yra tavo ir mano sąmoninga nuodėmė. Nes kai kurie žmonės jie galvoja, aš nežinau. O gal kažkur aš atidariau. Ir aš nežinau. Ir dabar pastorius pasakė, atidarytos durys. O gal aš turiu atidarytą. Ir čia dabar mane prigaus. Ir bus blogai. Nepaisant to, kad aš galiu mindžioti gyvates ir skorpionus. Man atrodo, kad tos gyvatės ir skorpionai per mane takelį praminėjau. Gerai. Po šitų visų dalykų aš pasakysiu paprastą iliustraciją. Mane pastorius Kastytis, atsimenu, kažkada tai išmokė pamokslavimo. Ir jisai visada sakė taip. Sako, yra teorija, tu išdėstai teoriją ir po to yra skiediklis. Skiediklis tai reiškia iliustracija, nes žmonės negali visą laiką išlaikyti to dalyko. Taigi, pirma istorija iš tikrųjų, gerai, yra štai kokia. Čia rodo, kiek mes gyvename iš tikrųjų realiame dvasinėme pasaulyje. Kai kurie žmonės girdėjo šitą istoriją, būkit kantrus man tada. Mes kada išvažinėjom Saglutę 12 metais iš Vilniaus, mes turėjom tokį gerą bendrą draugą, Donatą. Deja, jisai nebuvo toks budrus kaip mes, jis jau buvo suaugęs ir numirė nuo plaučių uždegimo vidury, kiek atsimenu, vasaros. Bet jisai štai kokį dalyką man pasakė vieną kartą. Aš tuo metu neturėjau automobilio ir mes važinėjom į tolimą, tokį kampelį Vilniaus Salininkai. Aš atvažiuodavau pas jį į, kas žino, Vilnių Krasnuchą, į Savanorių prospektą. Ir aš kai dabar atsisėdu ir jisai man pasako istoriją. Jisai sako štai kokius žodžius. Sako, žinai, Viorelai, sako, kažkoks keistas dalykas yra. Sako, nusipirkau dar vieną automobilį. Mazda. Sako, bet taip keistai jaučiuosi, sako. Nu, atrodo, įsėdu į tą Mazdą ir atrodo, lyg ne mano. Sakau, kai kurie žmonės, kai pasako, aš pats netgi stebiuosi kartais, kaip aš lengvai pasakau tam tikrus dalykus. Bet, žinot, čia yra šventoji dvasia. Ir aš sakau, žinai, tavo ankstesnis tiesiog šeimininkas paliko tau demoną ir tau reikia tiesiog Jėzaus vardu jį išvaryti. Mesgi turim tą pažadą, ne? Jėzus pasakė. Evangelija pagal Morkų 16 skyrius, jei neklystu 17 eilutė. Įtikėjusiusius. Ar yra įtikėjusių čia? Nubalsavom. Dauguma. Įtikėjusiusius lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus. Ten neparašyta, apaštalai išvarinės demonus, pastoriai išvarinės demonus, pranašai išvarinės demonus. Ne, evangelistai išvarinės demonus. Bet kas išvarinės demonus? Įtikėjusi. Ir aš nepasakiau. Sako, gerai. Po savaitės mes susitinkam. Ir važiuojam. Ir sakau, tai kaip Donatai? Kaip su ta Mazda? Žinot, ką jis pasakė? Jisai sako, pasakiau, kaip tu liepei. Jėzaus vardu lauk. Sakau, nu ir ką? Sako, gavau į lempą. Ką padarysiu Mazda? Čia tikrai istorija. Pardaviau. Nu ir sakai dabar, tai Viorelai, apie ką mes čia kalbam? Tikintieji, Jėzaus vardu, išvarinės demonus. Donatas, kaip suprantu, tu buvai įtikėjęs, važinėjo ten kažkokią tai grupelę. Problema, matai, yra štai kokia. Jisai turėjo realiai atvertas duris. Nes mano žmona, didysis Facebooko ekspertas, jinai atlieka Facebooko
stebėjimą. Ir sako, žiūrėk, kas ten, ar taip toliau. Aš dažniausiai turiu savo paskyrą, pasirašau ten, pasveikinu, kurias pamatau pirmus, kad gimtadienis, neturiu laiko tikrai tam. Bet jinai sako, žiūrėk, ir man, aš atsimenu, prieš tai jinai rodė tokį dalyką, žiūrėk, sako, Donato Facebookas. Sako, sako, jau kokius jisai ten tuos merginas ten dalinasi. Sako, jos tokios nelabai apsirengusios. Žinot, kada tikintysis dalinasi viešoj paskyroj, tokiom tikrai nekrikščioniškų turinių, aš taigi suvokiu, kad jis greičiausiai privačiai žiūri dar labiau nuogą turinį. Tiesiog, jau jam dar sąžinė neleidžia to turinio pasidalinti. Kadangi visi žino, kad aš, krikščionis. Bet ir štai kokia čia problema. Aš nenoriu dabar žiūrėti, tai nėra pasmerkimas. Mes kalbame apie paprastus techninius, praktinius dalykus. Ar Donatas žinojo, kad tie dalykai yra nekrikščioniški ir blogai? Faktas žinojo. Bet ką jisai darė? Jisai vis tiek tai darė. Ir todėl aš kalbu, kad atidarytos durys tau ir man yra tavo žinoma nuodėmė. Ir kodėl jis gavo į lempą? Ne dėl to, kad Jėzaus vardas taiga, kaip pasakyti, baigėsi galiojimo laikas ir po 2000 metų jisai veikia. Jisai veikia. Bet tu turi būti uždaręs visas žinomas duris. Iš kur tu žinai, kad veikia? Aš papasakosiu porą trumpų istorijų. Kada mes nusipirkom mūsų nuostabią sodybę, kurią mes nusipirkom prieš kokį mėnesį, dar trupučiai daugiau, aš įtariau, kad ten kažkas tai galbūt yra. Žinokit, ir 2 valandą staiga pasigirdavo po mūsų langų, kur mes miegam, žingsniai. Iš kur tu žinai, kad tai žingsniai? Va tokio maždaug yra pločio akmenukų juostelė tarp pievos ir tarp sienos. Ir ten, jeigu tu nori žmogus vaikščioti realiai, tai tau reikia vos ne ant sienos vaikščioti. Ir ten, bet staiga, vidury nakties, tu girdi, kad kažkas realiai vaikšto. Ir ne tik vaikšto. Paskui tu girdi. Staiga į pamatą kažkas. Raimis buvo, jis bandė vaikščioti tą juostelę. Ten neįmanoma normaliai. Ten reikia labai stengtis, kad galėtum vaikščioti tą juostelę. Tokio. Ir mes supratom, kad mes turim svečių. Ir mes turime ne tik šitą, mes turime kameras, kurias paliko ankstesni šitie šeimininkai. Ir kada jie išgirsta, kamera išgirsta garsą, jinai atsisuka į tą. Ir jinai atsisuka su prožektorium. Ir mes atsisukam paskui visą tą įrašą. Garsas yra, o vaikščiotojo nėra. Kodėl? Todėl, kad mes nekovojam su kūnu ir krauju. Yra nematomos būtybės. Mes nusipirkom, pasirodo, ne tik tai namą, bet ir neprašytus gyventojus. Nelegalius. Paklausykit. Mes, va čia, kada mes tik tai pradėjome šitą mūsų bendruomenę ir pradėjome nuomoti sales, mes įsinuomojom teatrą. Va čia. Ir ten saliukė buvo, mažoji studija. Ir teatro vadovas pasakė, sako, jeigu jūs išgirsite ten kažkokiu tai žingsnius, krebždėjimai, sako, nenustepkite ir neįsigaskite, sako, tai Aleksandras.
kas per Aleksandras? Nematomas teatro gyventojas, su kuriuo jau jie susigyveno. Mums jisai kažkaip tai nepasireiškė, nes matyt bijojo, kad jis bus išprašytas. Nes ką aš dariau, aš paskiau Jėzaus vardu lau. Ir žinokit, keletą naktų mes girdim. Ir aš pasakysiu kartu su Uspaskichu, jausmelis nekoks. Viskas lygiai 2 valandą. Nauji Viorelo ir Eglutės nuotykiai. Aš patepiau visus langus. Ten kažkur skaičiau, reikia pateptelėjom visus langus, visas duris. Kadangi visos durys stiklinės. Liovėsi. Vienai savaitė. Po savaitės, vidury nakties, Viorelai, paklausyk. Aš klausau. Aš tiksliau, aš jau net neklausau, aš sakau iš karto, Jėzaus vardu, įsakau ir aš ten daug meldžiausi. Ir kalbėjau, bet Eglė man paskui pasakė. Sako, žinai, paskui Jėzaus vardu lauk, liovėsi iš karto visi vaikščiojimai. Ir jau 2 savaitės kaip nieko nėra. Paklausykite. Tai, kuo mes tikime ir tai, ką mes turime, turi konkrečią praktinį pritaikymą. Tai nėra kažkokia ten, angliškai yra toks posakis, pie in the sky. Vadinasi, pyragas danguje, tu ten gali pasvajoti, pasvarstyti ir nieko iš to neturėsi. Mes susidurime su realiais, konkrečiais, demoniškais svečiais. Ir dažniausiai jie pas mus ateina, paklausykit, minčių pavidalę. Vieną kartą vieno satanisto paklausė, sako, ką daryti, kad prisišaukti velnią? O, sako, jo kviesti nereikia, sako, jis neprašytas ateina daug kartų per dieną. Ką tai reiškia? Paklausykit. Grįžtame vis dėlto prie minčių. Kada tave aplanko neigiamos mintys, aš pasakysiu vieną dalyką, tave aplankė nematomi svečiai. Ką tau reikia daryti? Žinau, skambinti pastoriui ir paprašyti, kad pasimelstų. Kartu su Jėzumi Kristumi sakau wrong. Kodėl? Todėl, kad Jėzus pasakė, mano vardu jie išvarys demonus. Paklausykit. Neigiamos mintys. Kam buvo? Paklausykit. Aš nieko vertas. Niekas manęs nemyli. Nu, nebent Jėzus, bet jis danguje. Stasikas manęs nemyli. Vitalikas taip pat. Pastorius neskambina. Niekas manęs nemyli. Jei mylėtų, paskambintų. O dabar nėra meilės šitoje bažnyčioje. Ir aš žinau sprendimą. Reikia eiti ieškoti kitos. 121. Nes kiek buvau, niekur nėra. Aš juokauju.